Šratinuko pasakėlės. Sveiki, bičiuliai! Su jumis ir vėl visada, kaip kiekvieną savaitę, Šratinuko pasakėlės. Ir spėkit, kas šį kartą su manimi laidelėje. Aš, man atrodo, jau girdžiu ten kažkur mūsų radijo klausytojai rėkia iš viso pasaulio. Kasgi daugiau, Dalė ir Adelė. Taip, jūs esate teisūs, nes Adelė ir vėl. Kelintą laidą iš eilės tu jau su mumis esi? Kiek prisimenu, 6. Aha, sakyčiau neblogai, galbūt dar niekas nėra taip ilgai iš eilės su mumis kartu buvęs. Taigi, bet nesigilinkim dabar ties šio klausimu, nes aš dar noriu pristatyti, kad su manimi šioje laidelėje bus taip pat ir praeitą laidą girdėta Kamilė. Sveiki. Ir ne tik Kamilė, dar mes turim ir 4. mūsų šios kompanijos narę. Tai yra pirmą kartą girdėta Ugnė. Sveiki. Taigi, Ugnė, mes dar tavęs nelabai pažįstam, tiksliau mes tai pažįstam, kurios čia esam, bet mūsų radijo klausytojai tavęs nežino. Tai prisistatyk. Į kelintą klasę eini, kiek tau metų, ką mėgsti, ką nors apie save. Aš esu 4, man 10 metų ir labai mėgstu šokti. Aha, esi mūsų mažoji šokėja, taip? Taip. Gerai, galbūt apie tos šokius ir tokias linksmybės mes šį kartą ir pakalbėsim. Bet prieš tai, kaip jau mūsų yra laidelės tradicija, turim laidos pradžioje išsiaiškinti mįslę. O mįslė ne bet kokia, o ta, kuri buvo užduota praėjusios laidos pabaigoje. Aš dabar priminsiu tą mįslę ne tik jums, bet ir visiems radijo klausytojams, ir mes dabar štai čia sėdėdamos pabandysim sužinoti, koks yra įminimas. Taigi mįslė skambėjo štai taip. Mažas broliukas dideliais žingsniais laukus matuoja. Mįslė skamba gana ilgai, kai kas jau išgirdo pabaigą, užmiršo pradžią, todėl pakartoju dar kartą. Visi greičiau pasididinkit radijo garsą, pribėkit prie radijo ir klausykit atidžiai, nes aš kartoju mįslę. Mažas broliukas dideliais žingsniais laukus matuoja. Kas? Dabar peržvelgiau mūsų susirinkusiųjų akis. Adelė žiūri labai išplėstomis akimis ir nesuprantu, ar jį žino ar nežino įminimą. Kamilė matosi, kad vis dar abejoja, bet taip gana gudriai šypsosi, gali būti, kad jie žino. O Ugnė vis dar nesusigaudo. Galbūt specialiai Ugniai pakartokim mįslę, taip? Taigi, dar kartą kartoju. Mažas broliukas dideliais žingsniais laukus matuoja. Ugnė, ar jau žinai? Ne. Gerai, tuomet klausiu iš eilės, Kamilė. Galvojau, kad sliekas, bet pažiūrėjau internete išgirdus seną laidelę ir tai buvo žiogas. Taip, tu esi teisi. Adelė, ar sutinki, ar tu vis dėlto tai pasižiūrėjai, kad galbūt ne? Gali būti ir žiogas, bet kodėl broliukas, aš nesuprantu. Dėl to, kad broliukas, tai dėl to, kad berniukas, o žiogas yra berniukas, o gal pusbroliukas. Na, tiesiog tokia yra jau lietuvių liaudės išmintis, jau taip sugalvojo šią mįslę. Taigi mes, kaip jau turbūt supratote, jeigu jau mįslės įminimas yra žiogas, tai kažką jau tą linkme ir kalbėsime, kažką apie žiogus. Ką, Ugnė, gali papasakot apie žiogą? Kad jis žalias, turi sparnus ir groja smuiku. Aha, groja smuiku. Taigi, tu prieš tai minėjai, kad tu šoki, o žiogas groja. Ar galim padaryti tokį gražų duetą, kad žiogas, tarkim, pagrotų, tu pašoktum? Galima. Aš dabar to jau pat ir paprašyčiau, kur nors čia greitai raščiau žiogą, kad pagrotų, kad tu pašoktum, bet... Kad aš ir groju ir šoku, ir dainuoju. Tu groji, kuo tu groji? Smuiku gal? Ne, pianino. Aha, bet žiogas groja smuiku, todėl aš norėčiau, kad tu man pagal smuiką pašoktum.
Neįsigas kūgnė, jau matau, kad akis įspūtai, nereik šokti dėl to, kad kas iš to, kad tu mums dabar pašoksi, jeigu radijo klausytojai nematys. O kodėl nematys? Nes mes kalbame tik laidelę, nėra vaizdo. Tai per radiją mus tiesiog tik girdi, o tai kaip mes atrodom, kaip mes dabar apsirengę, ar ką mes šokam, tai tikrai niekas nemato. Galbūt ir gerai. Pamatytų, turbūt įsigastų. Na, bet dabar irgi mes ne apie tai kalbam, nenukrypkim nuo temos. Galbūt iš karto išklausom pasaką ir bus aiškiau, ką čia apie tuos žiogus mes turim kalbėti. Taigi, ir pasaka yra Jono Avyžiaus Žiogelis muzikantas. Visame Pagryje nebuvo linksmesnio ir nerūpestingesnio gyventojo už Žiogelį muzikantą. Per dienų dienas jis šokinėdavo žolių viršūnėmis ir grodavo savo nuostabiu smuikeliu. Už tai jį visi mylėjo, didžiavosi juo, sakydami, kad niekur nesą tokio puikaus muzikanto. Žiogeli, žiogeli, Kviesdavo jį laukinės bitės. pasmuikuok ir pašok mums, bus linksmiau medų nešti. Žiogelis nustriksėdavo po medžiu, kurio drevėje buvo įsikūrusios bitės, ir šokdavo, smuikuodavo, kol pakviesdavo kitur. Žiogeli, žiogeli, Prašydavo jis krūzdės. gana daug groti bitėms, jos ir taip saldžiai gyvena. Geriau pašok ir pasmuikuok mums, bus linksmiau skruzdėlyną statyti. Žiogelis muzikantas nustriksėdavo prie skruzdėlyno ir šokdavo, smuikuodavo, kol pakviesdavo kitur. Žiogeli muzikante, šaukdavo jam girinis voras, gana linksminti tas patrakėlės skruzdėlės, joms ir taip nenuobodu, verčiau palinksmink mane, vienišą senį, geriau seksis muses gaudyti. Žiogelis muzikantas nustriksėdavo po krūmų, kuriame girinis voras rezgė musėms tinklą ir grodavo, smuikuodavo, kol pakviesdavo kitur. Taip jis keliavo nuo medžio prie medžio, nuo krūmo prie krūmo, nuo skruzdėlyno prie skruzdėlyno ir kur tik suskambėdavo jo nuostabi muzika, to jau nutildavo barniai, baigdavosi tarpusavio rietenos ir įsivyraudavo taika ir ramybė. Visi pamiršdavo patirtas skriaudas, kerštą ir kupini neregėto švelnumo ir meilės darniai kibdavo į darbą, ruošdamėsi žiemai. Voveraitės nešė riešutus ir ąžuolo gilės. Joms buvo linksma ir jos lėkė išpūtusios uodegas medžių kamienais su nešuliais į savo jaukius namelius uoksuose. Laukinės bitės nešė medų, joms buvo linksma ir jos dūzgė šilkiniais sparneliais, prisisiurbusios saldžių žiedelių sulčių. Skruzdės nešė už save didesnius kiaušinėlius, joms buvo linksma ir jos iš tų kiaušinėlių perėjo vaikus ir statė jiems naujus kambarius skruzdėlyne. Voras tykojo musę, jam buvo nenuobodu ir jis galėjo ištisas valandas laukti savo plyšį, kol auka pateks į sumaniai išdėstytus tinklus. Visiems buvo linksma ir nenuobodu, visiems sekėsi darbas, nes Žiogelis muzikantas linksmai šoko ir smuikavo. Bet štai atėjo ruduo, papūtė šaltesnis vėjas, ėmė lyti, o vieną rytą iš šiaurės atslinko šalna ir baltų šerkšnu užklojo žolę. Žiogelis muzikantas tupėjo susitraukęs po lapu ir drebėjo nuo šalčio. Skruzdės, skruzdėlytės, būkit gerutės, priimkite mane į savo rūmus, ėmė prašytis jis. Man kojytė šąla. Priimtume, atsakė skruzdės, bet mūsų kambarėliai maži, kaip tu tilpsi toks didelis, paprašyk bičių. Tačiau bitės taip pat atsisakė priimti, sakydamos, priimtume, bet mūsų drevė ankšta. Kaip tu iššoksi ją, paprašyk voveraitės, ji tave užneš ant uodegos ir jos uokse galėsi šiltai praleisti žiemą. Gerai, sutiko voveraitė, aš nunešiu tave į savo uoksą, bet už tai turėsi pasmuikuoti. Mielai pašokčiau ir pasmuikuočiau, tačiau visi mano sąnariai sustingė nuo šalčio, o smuikelio stygos surūdijusios nuo lietaus. Koks iš mane šokėjas ir muzikantas? Tai už ką aš tampysiu tave ant uodegos ir maitinsiu per žiemą? Supyko voveraitė. Eik šalin, nelemtas dykaduonė, vasarą, kai visi dirbo, tu linksminaisi,
Tai nūnai žinokis, nekenčiu žaliukų, kurie gali dirbti, o elgetauja. Bet vasarą tu pati prašei, kad gročiau, nedrąsiai suciksėjo Žiogelis. Ir mano muzika tau labai patiko. Viskam reikia turėti saiką. Ir linksminimaisi, ir darbai, pamokomai atsakė Voveraitė ir sviedė Žiogeliui riešutą. Še, tau už grojimą, kad nesakytum, jog neužmokėjau. Ko jūs ten ginčijatės? Atsiliepė Voras iš plyšio. Kas atsitiko? A, tai tu, Žiogė muzikantė. Labai laiku. Aš kaip tik ruošiuosi žiemos miegui. Pagrok, kol užmigsiu. Koks iš jo be muzikantas? Niekinamai atsiliepė bitės. Kaip matote, per vasarą tiek nusivalkėjo, kad vos be paida. Dabar ieško, ką užsikarti ant sprando. Priimk jį į savo plyšį, kupročiau. Ne, tokio elgetos man nereikia, atsakė Voras. Gaila, kad jis ne musė. Mielai pasistiprinčiau prie žiemos miegą. Žiogelis įsigandęs susigūžė už riešuto, kurį numetė Voveraitė, o šiaurus vėjas piktai staugė, nešdamas šaltus lietaus debesis, draskydamos nuo medžių šalnos pakastus lapus, vydamas žvėrelius į šiltus guolius. Šratinuko pasakėlės. Liūdna pasaka, taip, Kamilė? Man tai ne. Kas čia linksmo? Man viskas linksma. O Ugne, ar tau tai buvo linksma pasaka? Ne, liūdna. O kodėl? Kad neturėjo Žiogas kur gyventi, jo nieks nepriėmė. Aha, o jis buvo, visi jam buvo tokie negeri, taip. Taip, bet jis kitiems buvo geras. Labai. Tai sakyčiau, čia buvo didelė neteisybė. Kaip čia pasakęs, už savo darbus turi pats atsilyginti, pavyzdžiui, kodėl jis vasarą niek savo nestatė, bet jisai viso, jie visi prašė, jisai dirbo irgi grojo. Žodžiu, toks jo darbas buvo. Taip. Aha, ir už tai, žodžiu, niekas jam neatsilygino, paskui matot va, koks padėkojimas. Eik iš čia, man tokia elgetos nereikia, kam aš čia tave tampysiu, man tu čia nereikia, o galų gale tai Voras netgi nusprendė, kad jeigu būtų mūsų, tai dar ir suėstų jį. Siaubas, Adelė, ką gali pridurti dar čia? Jie labai blogai elgiasi, taip negalima. Šitą pasaką pamoko, kad visus reikia priimti ir su visais draugautis, kad ir kokie yra jie, ar linksmi, ar liūdni, ar pikti, ar geri. Labai teisingai visą pagrindinę mintį atskleidai. O tu, Kamilė, dar juokeisi, sakai, kad tau linksma. Pažiogas kaltas. Tu manai, kad jis kalba? Taip, jis galėjo jiems negroti. Bet tuomet visi būtų ant jo supykę. Arba galėjo groti ir prašyti atlygio. Aha, ir kokio atlygio, tarkim, gavo atlygį paskui iš Voveraitės riešutą. Ir kas iš to riešuto? Tai kokio maistą, arba kad namelį kokį pastatyti. Žodžiu, visi tie, kurie prašė, kad Žiogas grotų, galėjo, padirbę savo darbus, kaip atlygį pastatyti jam namelį. Taip. Ugnė irgi matau jau linkčioje galvą. Taip, aš irgi tokia nuomonė dabar susidariau. Adelė, tu kaip manai? Man atrodo, kad ne, nes tas Žiogas buvo nesavanaudis, jis norėjo, kad kitiems būtų linksma. Bet vat matot, kitiems buvo linksma, o galų gale pačiam Žiogui visai nebelinksma. Taip. Ta Kamilė vis dar linksma ir jie vis dar juokiasi. Na, gerai. Kai linksma yra gerai, žinoma, juokimės, visi džiaukimės, kol galim. Tik tais, manau, kad būti geriems ir būti linksmiems yra viena, ir kaip sakė Voveraitė, jinai buvo šiek tiek teisi, kad viskam yra saikas, viskam yra ribos, kad pabūnam linksmi, pasijuokiam, pasikvatojam, bet ir turim atlikti pareigą, pasirūpinti, kaip Žiogas žiemos būstų, taip ir mes turim padirbti savo reikiamus darbus, o paskui ir vėl galėsim juoktis.
Na štai tokie tie žiogeliai ir ar iš tikrųjų dabar man staiga kilo klausimas, ar čia yra tik pasaka, ar iš tikrųjų žiogai neturi žiemą kur gyventi, kur jie dedasi žiemą? Net nežinau, gal po žemę kai kur, o gal po sniegu po lapų pasislepia. Ir jie išgyvena iki pavasario, taip? Gal, bet šiaip tai aš juos matau tik tai vasaros pradžioj, pavasarį nesu mačiau žiogo, o gal jie iššakuoja į šiltus kraštus. Žodžiu, jie savo tokiom trumpom, na, kaip pagal žiogus ilgos kojos, bet pagal žmonės gana trumpas. Jie su tom trumpom kojytėm kažkur tai ten toliai iki Afrikos kažkur nueina. Nu, ne. Na, tarkim, kad tebūnie tai būna užduotis ir mums, ir visiems radijo klausytojams, pasibaigus šiai laideliai, išsiaiškinti, kur žiogai dingsta žiemą. Ar jie iš tikrųjų neturi namų, ar, kaip sakė Adėlė, jie į šiltus kraštus dingsta, ar jie čia kažkur pasislėpia, kas jiems nutinka žiemą. Vat štai tokia yra užduotis ir pabandykime tai susižinoti ir artėjančią laidą būtinai, vat, kaip aiškinsimės mįslę, jūs man priminkit, kad neužmirščiau pasiaiškinti, kaip ten su tai žiogai žiemą. Na, dar paskutinį klausimą įsiaiškinkime, tai ar jums kada nors teko rankose laikyti žiogą ir patirinėti, kurgi tas jo smuikas? Tai kad aš, kai buvau mažesnė, labai mėgau gaudyti žiogus. Aha, ir ieškodavai smuiko, ar ką su jais veikdavai? Tai aš juos sloikę laikydavau, mėgdavau. Stiklainyje, taip? Taip, aš juos mėgdavau auginti, man nebūdavo kaip augintinė, kaip ir, pavyzdžiui, kaip ir varlės. Varlės irgi buvo tau augintiniai? Taip, man labai patikdavo su jomis įdirbinėti, žaisti. Tai tau patinka žiogas žalias, varlės žalias, tau patinka žalių augintiniai? Patinka. Tau gal apskritai žalias spalva patinka, nes dabar tu žiūri ir apsirengusi žaliai? Patinka labai. Įdomu, Kamilė, tu žiogų negaudai? Aš mažytėm kojasi tapydavau. Nedarykit, taip neimkit, pavyzdžiui, iš Kamilės, tai nėra gerai. Adėlė, gal tu šiek tiek gražiau elgdavais? Aš tai gaudydavau žiogus, kai buvau irgi maža, dabar tai jau nebe taip gaudau. Ir kiek aš esu mačięs filmuką, tai kad jie smuikas yra jų koja. Tai jie kažkaip ten su koja savo groja. Nu, kažkaip tai. Įdomu, reiktų taip pat internete pasiieškoti žiogo paveiksliuko, iš arti ir gerai patirinėti, kur ten tas smuikas ar ten koja groja. Na, aš irgi gaudydavau žiogus, kojyčių netampydavau, į stiklainius neuždarinėdavau, bet šiaip pasigaudydavau, apžiūrinėdavau, taip daugmas patirinėdavau, kas man įdomu, ir vėl paleisdavau. Norėdavau kartais ilgiau pasilaikyti, bet jau tokie labai vikrus patys greitai šokdavo iš mano delnų. Ir nieko negalėdavo jiems padaryti. Na, dabar mes taip žiogiškai iššokuokime į mįslę, kurią esu parengusi artėjančiai mūsų laidai. Mįslė skamba štai taip. Žiemą vasarėlę nešioja vis tą pačią sermėgėlę. Dar kartą kartoju. Pasididinkit radijo garsą. Mįslė. Žiemą vasarėlę nešioja vis tą pačią sermėgėlę. Nežinau, kas tai yra. Arba žinau, tik tai dabar meluoju. Bet mes būtinai tai sužinosime kitą laidą. O dabar iki kito karto. Iki susitikimo. Iki. Čiau, čiau. Su jumis buvo Šratinuko pasakėlės.